Kaip moteriškai kurti verslą be spaudimo. Taigi trečioji dalis šios temos. Ir brangioji, priminsiu tau, kad pirmoje dalyje kalbėjau apie tai, kaip atsekti, kaip atrinkti, kas tau geriausiai tinka. Jeigu tu svajoji apie savo nuosavą veiklą ar verslą, prisiliečiau prie to, kaip pajausti, kurią pusę eiti. Taip pat kalbėjau apie tai, kada laikas tai pradėti, kada tu jau esi pribrendus. Todėl, jeigu žiūri įrašą, arba kad ir gyvai dabar žiūri, bet nematei pirmosios dalies, bet būtinai po šio įrašo susiras pirmąją dalį. Ir antroje dalyje kalbėjau apie tai, apie strategijas, apie vyrišką strategiją, apie moterišką chaosą ir apie tau tinkančią strategiją. Taip? Kuo jos naudingos ir žalingos ir kaip tai išsigryninti, tai būtinai susirask antrą dalį. Ir tuomet matysi, kas tau tinka ir atseksi save, ar nesi kartais vyriškai strategijai arba moteriškam chaose. Ir šiandien einu prie trečiosios dalies, taigi prie moteriai tinkančios veiklos. Ir jeigu mes matomės pirmą kartą, tai prisistatysiu, aš esu Lina Lasi ir vedu savo klientus iš taško A, kurie dar tik galvoja apie savo veiklas, apie tai, kas jiems tiktų, į tašką B, kurie jau pradeda tai daryti. Ir paskutinis kursas tai parodė, kad dabar to kurso žmonės jau pradeda savo veiklas, kas rengia stovyklas, kas ruošia parodas, kas tiesiog jau renkasi klientus į savo kursą. Taip, tai dabar sveikinusi su tais, kurie jau mane žiūrite ir duokite man žinoti, ar mane matote ir ar mane girdite. Taip, kad nesikalbėčiau viena su savimi. Minutėlę pasižiūrėsiu, kaip čia matosi per... Taip, ar viskas gerai? Duokit man žinoti, ar viskas gerai. Taip, kaip ir viskas gerai. Taip, brangiai, gerai. Taigi, einam į temą. Moteriškas verslas, moteriška veikla. Tai jeigu tu esi ta moteris ar vyras, kuris ten, kur dabar esi, jautiesi taip, tarsi išauktais rūbeliais būtum apsirengusi. Tarsi šiek tiek džiūsti, ne tai. Jau kaip ir atlikau viską, ką galėjau, ir arba toliau nėra plėtros, arba nėra augimo, ar tau tiesiog jau nebeįdomu, nes jausmas, jau padariau čia viską ir nėra rytais keltis energijos. Kodėl nėra? Todėl, kad tau jau nebesmalsu, tau jau nebeįdomu. Taip, ir tai jau ženklas, kad tu jau padarei tame, ką galėjai, geriausiai ir laikas arba augti, kad ir toj pačioje srityje, bet jau augti, lipti ant naujo laiptelio, arba tiesiog netgi radikaliai keisti kryptį. Kadangi aš dirbu pagrindę su moterimis, tai ir orientuota būsiu į tai, kur aš vedu savo klientus ir ypač dabar, kur aš pasukau šiemet, nes aš irgi kasmet grynuosi savo nišą, ją arba siaurinau, arba šiek tiek koreguoju ir labai klausau savo vidaus ir labai klausau kūrėjo. Taip? Kiekvienas tai skirtingai vadina. Kam tai Dievas, kam tai Jėzus, kam tai Buda, kam aukštesnysis protas, visata ar dar kažkas. Taip? Aš tai vadinu kūrėju. Ir labai stebiu ženklus. Tai tikiuosi, kad ir jūs atkreipsite tai dėmesį, kas dabar aplink jūs vyksta. Jeigu pastebit, kad kažkas nuolat kartojasi, kažkokios tai situacijos, pasiūlymai, mintis netgi jūsų sugrįžtančios, į tai reikia atkreipti brangusis dėmesį. Nes tai tiesiogiai kalba su jumis aukštesnysis jūsų, sakykime, aš, visata, Dievas. Jeigu jums tai priimtina. Jeigu jūs kažkada arba neseniai paleidot norą, kad aš noriu turėti savo veiklą, noriu turėti savo verslą, arba tiesiog turėti daugiau laiko savo šeimai, turėti planavimo laisvę, tai yra rinktis, kad aš noriu atostogauti, kad aš noriu būti su savo šeima, taip? Tuomet mums yra pakeliui.
Ir šiandien aš kalbėsiu apie tai, kaip moteriai pradėti, gal kaip atsirinkti. Ir pabaigoje kai kurias iš jūsų pakviesiu pokalbį. Taip, nes dabar pas mane prieinamos asmeninės sesijos, kur duodu pusę valandos, mes galim trumpai pasikalbėti, pasižiūrėti tavo vidų, tavo gilį, kas tave stabdo nuo tavo dabartinės plėtros ar kodėl tu esi pastrigusi. Ir žinoma, gali ir ten kitus variantus pas mane pasirinkti. Taip, taigi grįžtam prie tos moteriška veikla ir verslas, brangiosios. Aš irgi dirbau samdomam darbe ir nieko prieš tai neturiu. Ir yra žmonių, kurie, šiuo atveju grįžtu prie moterų, ir moteris ir vyrai brangiai nepykit. Moteris, kuri kaifuoja savo darbe, jinai nelaukia savaitgalio, jinai nelaukia atostogų, jai tiesiog gera. Žinau, kad visa tai bus, bet nėra taip, kad atėjau į darbą ir jau laukiu vakaro. Taip, vadinasi, tai jūsų veikla. Tai jūs ten duoda daugiausiai ir gauna daugiausiai. Bet jeigu jūs nesat patenkinta nei savo darbu, nei savo atlygiu, labiau jeigu žinot, kad negalite jo keltis, vadinasi, laikas įsiklausyti, laikas pasvarstyti. O kiek man liko, kiek man dar liko, kiek man dabar metų, ir jeigu aš va taip, kaip dabar ir toliau, eisiu ne visai realizuoti, eisiu tik dėl to, kad gauti, čia man moka pinigus, tai aš turiu eiti į darbą, kad maitinčiau save, savo šeimą, tiek to eisiu į tą darbą. Ateis laikas, kai duos signalus jums jūsų kūnas. Brangioji, taip negalima. Nes kai aš einu ir prievartauju save ir darau ne tai, ko aš atėjau čia į šį pasaulį, o tai, ką, dabar pakeliui, man dabar tai artimiausia. Tiesiog, gal aš daugiau nieko kitur nebemoku. Bet jeigu jūs iš to momento nusivertinusi eisite į savo darbą, jūsų pajamos tikrai neaugs ir ateis laikas, kai jūs pradėsite sirgti. Jūsų kūnas pradės sirgti. Tai mano klientės, 3-4 metų patirtis pastarųjų, iki manęs ateina moteris, kurios arba prievartauja save darbe, arba dirba vyriškų būdų, taip, ne pagal moters prigimtį, pagal griežtas taisyklės, 8 darbe, 5 baigiu, ar ten kažkaip kitaip, slenkantis grafikas. Taikstausi su tom sąlygom, kurios man nepatinka. Aš galbūt norėčiau dabar, saulė, aš norėčiau išeiti lauką, bet aš negaliu, nes aš esu kažkam įsipareigojusi, aš save pardavusi už tam tikras valandas ir viskas, ir aš negaliu išeiti dabar į lauką ir 15 minučių pasidėti prie saulutę. Tai brangiosios, moters prigimtis, moteris yra lengvai chaotiška. Ir aišku, jeigu jinai visiškai atsiduoda chaosui, kūrybai, sakykime taip, moteris kūrėjos jos lengvam chaosui yra. Bet jeigu mes visiškam chaose, mes tuomet, irgi nenueisim į savo tą išsvajotą kažkokį tai tašką ar išsvajotą gausą. Nes nėra pas mus struktūros, mes ją turim turėti. Bet jeigu aš žinau, kur aš noriu nueiti, šiek tiek save struktūruoju ir dirbu pagal savo prigimtį. O moters prigimtis tai yra padėti, gydyti, taip, atjausti. Čia jau iš gilesnių žiūrint, šaknų, iš genetiškai, ką mes moteris atsinešė. Taip. Palaikyti grožį, taip, savo ir kitų, palaikyti namų erdvę, jaukumą. Tai, ką jūs darot, jeigu tai nei trupučio nesusiję su tuo, ateis laikas, kai jums bus sunku. Ir tai nereiškia, kad moteris negali būti vadovė. Aš už tai, kad moteris būtų vadovė, bet vadovauti irgi. Galima vyriškai, galima moteriškai. Taip, su meile, mamiškai galbūt kartais, bet su pagarba savo. Tai dabar jeigu grįžtam prie veiklos, kuri tave maitintų, aš kreipiuosi tik į tas moteris, kurios nori savo laiko daugiau, kurios
nemėgsta taisyklių, nemėgsta struktūros. Aš pati esu tokia, jeigu aš nusperku kažką, tai man skaityti instrukciją yra košmaras. Aš tiesiog nemėgstu jokių instrukcijų, aš netelpu jokius rėmus. Tai jeigu ir tu atpažįsti save, taip, kad ir tu nebetelpi jokius rėmus, nori kurti savo taisyklės ir savo taisyklėm ir savo sąlygom kurti savo veiklą ir verslą, tai žinau, kad tai įmanoma. Taip? Aš jau tai darau beveik 4 metai, ne? Pradėjau gal anksčiau, bet taip stipriau darau. Ir viskas su tuo yra ok. Taip, aš dirbu savo sąlygom, savo laiku, tiek kiek noriu, tada kada noriu ir taip kaip noriu. Ir duodu vertę, aš jaučiu, kad aš duodu vertę, aš matau tą vertę pagal klientų rezultatus, brangiai. Ar jūs norite taip irgi jaustis vertingais, duoti labai didelę vertę, didelę prasmę ir gauti tinkamą atlygį už tai? Taip? Ir turėti laiko ir savo šeimai, ir savo atostogoms. Taip? Šiemet, praėjo kiek dabar, 0,5 metų praėjo, aš jau 4 kartus atostogavau. Aš sakau ne tam, kad aš noriu pasigirti, aš tiesiog sakau tau tam, kad tu susimastytum, kad taip galima, kad ir tau taip galima, taip? Kad gali pritraukti magiškai netgi dovanas, tokias kaip kelionės. Ne? Aš tik tai 2 kelionės pirkausi. Ir tai viena iš jų dalinai, kitas aš gau dovanai. Taip? Bet taip, kai aš duodu, kai aš myliu tai, ką veikiu, tuomet man sugrįžta. Ir sugrįžta iš tokių šaltinių, kur aš net neplanavau. Tai brangiau, tai jeigu tu esi ta moteris, kuri truputėlį, gal net ir priskiri save prie magiškų moterų, kurios domisi kažkokią mistiką. Aš nesu mistikė, bet jauti tą moterišką kažkokią magiją, tau reikia kažkokios tai praktikos, kartais mėgsti pasvajoti, ne, mėgsti pabūti gal net užsimerkusi. Ir, kaip aš norėčiau ten ir ten. Ir jeigu tu nevaržai savęs ir dažnai tai, ko nori, tu tai ir gauni. Tai rodo, kad tu jau moki valdyti savo realizaciją. Pasakykime taip, savo manifestaciją. Bet aš šį kartą ne apie burtus, ne apie magiją, o apie moterišką veiklą, moterišką verslą. Kaip padedam žmonėms, ir aš pirmoji daly kalbėjau apie tai, kaip atrasti savo veiklą. Tai mane, kūrėjas, nuo pat gimimo vedė per sveikatą. Ir kaip aš, jeigu benukrypčiau šiek tiek į šoną, mane vis tiek grąžina prie sveikatos. Mane ruošia tam, kad aš padėčiau kitiem sveikatos srity. Todėl pastaruoju metu dirbau su moterimis ir su vyrais, su jų emocinė ir fizinė sveikata. Ir kad man būtų lengviau, matomai tik dėl to, kurie iki manęs atveda nuolat pastoviai naujus įrankius, kad ir klientas gautų didesnį rezultatą ir kad man pačiai būtų lengviau. Taigi, aš dirbu su struktūra. Ir jeigu tu esi ta moteris, kuri šiuo metu abejoji, ką tu galėtum daryti, bet tau patinka žolelės, tau patinka domėtis, tau patinka natūralumas, tu nori kuo sveikiau savo kūną, sakykime, ir maitinti, ir gydyti. Tu chemiją naudoji tada, kada jau labai būtina, neišvengiama, ar ne? Bet visuomet, jeigu yra galimybė pasirinkti, visada būsi linkusi prie gamtos. Taip? Vadinasi, esi artima man siela, mes galim toliau kalbėtis. Jeigu tu supranti, kad moteris atėjo į gyvenimą nevargti, neskursti, bet pragyventi jį pilnai, taip pilnu pajėgumu, su pilnu džiaugsmu, su pasitenkinimu ir su pasimėgavimu ir nori duoti tą patį kitiems. Jeigu nori atkartoti mane, tai aš turiu tokią struktūrą ir dabar nusprendžiau šiemet tiesiog praleisti duplikaciją. Gal tai neteisingas tas žodis praleisti, bet pamokinti, dubliuoti mane, kad tu galėtum tuo pačiu principu gyventi, taip pat planuotis, taip pat keliauti
ir jaustis realizuotai ir atlygintai. Ir planuotis pati savo laiką. Tai brangioji. Tai jeigu tau tai atliepia, tuomet po šio video aš įkelsiu nuorodą į anketą, kurią tu užpildžius, ten bus keletas klausimų. Tiesiog, kad aš jau matyčiau, ar man verta tave pasikviesti. Nes yra žmonių, kurie tik nori norėti, bet jie nenori iš tikrųjų turėti. Jie pabando ir meta. Aš kreipiuosi į aktyvias moteris, kurios yra gan ambicingos, net jeigu tu esi tyli moteris, nes tylios moteris irgi gali būti daug siekiančios ir pasiekiančios. Gali būti struktūruotos moteriškai ir labai puikiai nueiti į rezultatą. Taip, tai aš kviečiu tas moteris, kurios supranta, kad vardant savo veiklos, vardant savo verslo, reikės tau dirbti, taip, bet tik tiek, kad savo sąlygom ir savo laiku ir savo atlygį. Taip. Ir ypač jeigu tu turi sveikatos problemų arba turėjai sveikatos problemų, tai yra vienas iš ženklų, kad tave kūrėjas ruošia būtent šitai sričiai, šitai veiklai. Ir tam nebūtina būti mediku. Taip. Aš tikrai nesu baigusi medicinos, bet 4 metai padedu vyrams ir moterims atsistatyti jų fizinį ir emocinę sveikatą. Taip. Galės prisekti ir nuorodą, galėsit pasižiūrėti atsiliepimus, kokiu rezultatu jie gavo. Tai jeigu tu nori išmokti to paties, taip, ką moku ir aš, kviečiu tave pildyti anketą ir mes pasikalbėsim. Ir jeigu aš matysiu, kad tu gali praeiti tą mano kelią, kad tu rimtai nusiteikusi, aš tave pakviesiu keliauti toliau į kitą etapą, tai yra pradubliuoti mane. Taip, ir mes aptarsim, kaip tu tai gali padaryti. Tai, brangioji, tai dabar tiesiog, jeigu kažką pajutai, ar ne, kad gal tikrai aš per daug vyriškų būdų einu, gal aš per mažai laiko savo turiu, neturiu laiko savo šeimai, bet širdyje tu jau įsibūs, tau norisi veiklos, norisi kažką daryti, norisi keliauti tada, kada tu nori, o ne tada, kada tau darbdavys davė atostogas. Taip. Kitas momentas, aš nekviečiu mesti darbų tas, kurios turi darbus ir visai jie pakankami, jūs tai tenkina, bet norėtųsi kažko daugiau. Niekada nesakau mesti darbo, nepasiruošus kitos darbo vietos. Aš ir pati taip dariau. Ruošiausi šalia savo veiklą ir dar dirbau samdomam darbe, kurį kaip ir mylėjau, kur ir mane mylėjau, bet aš ten jaučiausi viską padariusi, viskas. Man jau ten buvo ankšta. Taip. Jeigu ir tu esi ta moteris, kuri sąmoningai ir supranti, kad taip nebūna, bet įmanoma. Pasižiūrėjus per pusmetį, per metus, įmanoma. Pas mane moteris jau po pusės metų, dabar matau, kaip jau pradeda savo veiklas, jau skelbėsi, jau rodosi. Taip, bet galima daug greičiau tai padaryti. Tai, brangioji, jeigu esi ta, kuri supranti, kad negali daugiau atidėti. Negali daugiau atidėti savo pasitenkinimo jausmų tuo, ką tu darai. Savo augančio atlygio, net ir taip galima pasakyti. Jeigu tu nenori atidėti savo sugrįžtančios sveikatos, ypač jeigu turi lėtinių ligų, nes aš turėjau astmą. Ir kol aš keliavau ne savo keliu, aš tikrai turėjau labai sunkią astmos formą, sirgau netgi antrą grupę. Taip. Ir man pasisekė, kad aš sutikau labai protingą chirurgą. Man darytas, net nepamenu, 7-8 polipo operacijos su narkozėm. Jis man pasakė tuomet, tai buvo labai seniai, įsiplauk galvą, įsiplauk smegenis ir baigsis tavo visos ligos. Tai, brangioji, tai va, jeigu tu turi lėtinių ligų, vadinasi, problemos yra taip pat ir tavo galvoje ir to veikloje, tame, ką tu darai. Tai jeigu tu nenori veiklos, bet tik nori susigrąžinti savo fizinę ir emocinę sveikatą, puikia, ne? Taip pat pildyk anketą, mes pasikalbėsim, kaip aš tau galiu padėti. Galbūt tu tik pasimsi tą dalį,
tik tiek, kiek tau reikia tavo sveikatos susigrąžinimui. Ir viskas su tuo ok. Taip? Nes aš kurie taip prašau. Duok Dieve man, atvesk man tuos žmonės, tik tuos, kuriems aš galiu padėti. Taip? Tai jeigu tu mane klausai dabar, aš tikiu, kad neatsitiknai mūdvi susitikom, net ir trumpai, ir jeigu tu išgirsi mano žinutę, aš tikiu, kad tai ne mano žinutė, kad tai kūrėjo žinutė per mane tau. Arba dėl tavo veiklos, arba dėl to sveikatos. Taip? Arba dėl to savirealizacijos. Galbūt tu tiesiog tik nori pradėti savo veiklą, nori įsigryninti, tuomet mes irgi galim pasikalbėti apie tai. Ir jeigu tu neišgirsi savęs, taip, užduok savo klausimą. O kas pasikeis, jeigu aš taip ir toliau? Taip kaip dabar. Žiūrėsiu kažką nemokamai, vienur, kitur, nes dabar informacijos labai daug yra. Taip, nemokamo kontento. Bet tu tos rankiusi grūdelius tokius pavienius ir bandysi iškepti pyragą. Ne? Ką turiu iš to iškepti? Įmanoma kažką iškepti, bet nežinau, ar tai bus labai skanus pyragas, čia jau perkeltinė prasme. Bet jeigu tu nori iš tikrųjų atsiskleisti, jeigu tu nori sugrįžti į tą moterišką prigimtį, moteriškų būdų, nespausdama savęs, neprievartaudama, savo tempu, savo laiku, padėti žmonėms ir tuo pačiu padėti savo, ne tik sveikatų, bet ir per gausą, tuomet aš kviečiu tave mano aiškumo skambučiui. Taip? Ir kai užpildysi anketą, tiesiog patikrink paštą. Kelias dienas, per 2 darbo dienas paprastai atsakome aš arba mano asistentė, nes kartais jūs tiesiog tikitės, kad aš jūs kažkaip susirasiu kitaip, bet aš jums siunčiu atgal elektroninį laišką su galimais laikais mūsų asmeniniai sesijai. Tai pasinaudok tuo, kol jos yra nemokamos, nes šiaip jos pas mane mokamos ir yra vertės, aukštos vertės. Tai ką, brangioji, apkabinu tave ir sakau tai, kuri sako sau taip. Savo laikui, savo laisvalaikiui, savo savipriežiūrai ir tiesiog savo klestėjimui ir augimui. Apkabinu su meile, Lina Lasi.